Labą dieną. Noriu trumpai parodyti biorezonanso tyrimą, kurį naudoju jau keletą metų. Tai pasidalinu savo ekranu ir parodysiu viską ekrane, kad būtų aiškiau matyti ir susidaryti vaizdą, kas tai yra biorezonansas, kas tai per tyrimas. Tai čia yra sistemoje automatiškai sugeneruotas, kaip pavyzdys, kai matom pacientą, įvertinama bendra organizmo būklė, ląstelės terpės šarminė, rūgštinė ir neutrali. Ir bendra organizmo būklė, bendra sistemų būklė, tai yra kraujotaka, tas, kas yra žalia, yra norma, minimalūs sutrikimai irgi viskas parašyta, kaip ir suskirstyti visos sistemos įvertintos bendrai. Toliau bendras atsparumas biopatogeniniams veiksniams įvertintas. Toliau centrinė nervų sistema, tai yra galvos, smegenys ir stuburo kanalas, bei bei vegetacinė, tiksliau, nervų sistema. Tai simpatinė, parasimpatinė arba jų pusiausvyra eutonija. Tai žiūrint, kuri sistema vyrauja. Ir hipererginė būklė šiuo atveju yra parodyta, tai yra organizmo reaktyvumo laipsnis, tai yra organizmo reakcija, neigiama organizmo reakcija į produktus, į dirgiklius. Vėliau matysim, kokiems produktams, dirgikliams. Čia yra visi organai kūno ir žalia yra norma, į raudoną pusę tai yra hiperfunkcija. Tai yra rodo organų uždegimą arba lėtinę įsisenėjusią ligą. Hipofunkcija tai yra organo susilpnėjimas. Šviesiai mėlyna yra organizmas, kad organas ilsisi, jisai mažai yra apkrautas darbu ir nedaug dirba. Tai irgi yra gera būklė. Tamsesnė mėlyna jau yra mums ženklas, kad reikia kažką daryti. Taip, čia yra įvertinta dinamika tam tikram pasirinktam laikotarpiui organų ir tai yra šios schemos vertinimas. Toliau matom stuburo visą įvertinimą, kiekvienas stuburo slankstelis ir aprašas apie stuburą. Kas yra svarbiausia diagnozuojant sudėtingesnius sutrikimus, kuriuos papildas ar gyvenimo būdo pakeitimas, ar vien mityba nepadės ir reikalinga gydytojo specialisto konsultacija. Tai žiūriu į šią schemą, į pilką langelį, pilkam langelyje skaičius būna didelis, kai yra sudėtinga lėtinė liga arba ūmi liga tam tikro organo. Tai irgi tą matom čia. Čia yra tas pats, kas viršuje. Tik pavaizduota kita schema. Ir kas tiki, kas netiki, tai yra čakrų įvertinimas. Atvira, uždara, neatsiverianti čakra. Toliau yra bendras organizmo energijos lygis įvertinamas. Ir žmogaus aurograma. Aurogramą paskui parodysiu dar kitam faile, kur bus išsameu. Toliau matom tai, kas mus labai suerzina, tai yra užkrėstumas parazitais. Mikroorganizmais, tai yra pirmuonys, grybeliai, bakterijos, virusai, helmintai. Ir vertinam tuos, kurie yra daugiau negu 80%, nes iki 80% organizmas turėtų pats gebėti su tuo susitvarkyti. Nuo 80% jau reikalinga organizmui pagalba. Ir čia reikia pasitelkti ir žoleles, ir papildus, tai, ką žmogus pasirenka, tai, ką nutarėm, kad žmogus norėtų vartoti, ar kokios firmos produktus, ar kažką atsižvelgiu į žmogaus pageidavimą. Toliau yra numatomi organų ir sistemų pokyčiai, tai tiesiog nieko nedarant ir gyvenant taip, kaip gyvenom, su laiku išsivysto tam tikros ligos arba jos jau yra išsivystę. Aišku, čia yra įvardinami ir tokie kaip seleno trūkumas, chromo trūkumas, kalcio trūkumas, tai ir įvairios ligos negalavimai, kurias galima pakoreguoti. Toliau yra įvertinamas, tai yra mūsų biologinis amžius, tą, ką rodo pasas.
Tai yra tikrasis amžius pasas ir biologinis amžius, tai yra kūno organų amžius. Tai skirtumas yra 5, tai yra gan nemažas skirtumas tarp mūsų amžiaus, pagal kurį gimėm, ir tas, kuris yra organų nusidėvėjimas, vadinkim. Toliau yra vitaminų poreikis, tai tas, kas žalia 100%, tai vitaminų nereikia, netrūksta, o šių vitaminų trūkumas yra labai didelis. Plius nurodyta yra rekomenduojama paros norma. Toliau yra mikro ir makro elementai, tai čia taip pat vertinamas mikro makro elementų trūkumas ir, tarkim, seleno matom yra labai didelis trūkumas. Ir aprašymas apie visus mikro makro elementus, jų atliekamas funkcijas, trūkumų pasekmes ir taip toliau. Čia paliekama žmogui pasiskaityti, nes visą šitą ataskaitą jūs gaunat iš karto elektroniniu paštu. Toliau yra tikėtinos toksinės apkrovos, tai yra užterštumas maisto priedais, užterštumas vakcinų sudedamosiomis dalimis, sunkiaisiais metalais, steroidiniais hormonais, pesticidų likučiais, tuos, kuriuos mes prisitraukiam iš aplinkos ar su įvairiais vartojamais produktais. Toliau yra produktų pasiskirstymas, teigiami, neutralūs ir neigiami, tai irgi kiekvienam konkrečiam žmogui parenkama tam tikri maisto produktai. Tai produktų sąrašas tikrai ilgas. Toliau yra amino rūgštys. Tai amino rūgštys išskirstytos prioriteto tvarka, pakeičiamos, nepakeičiamos, iš dalies pakeičiamos, nes dabar yra ir amino rūgščių papildų gan kokybiškų, tai galima pasirinkti ir tai, arba yra nurodyta, iš kokių maisto produktų mes juos gauname. Ir rekomenduojama paros norma amino rūgščių. Toliau matom psichosomatiką. Tai psichosomatika yra turbūt sudėtingiausiai gydoma, sprendžiama, nes tai yra per ilgus metus išsivysčiusi, susigulėjusi, aišku, gali būti ir nuo kažkokio patirto didelio šoko, streso, bet daugelis yra nuo mūsų gyvenimo būdų atsinešti ir iš vaikystės kai kurie psichosomatiniai pakitimai ir nurodoma, dėl ko kokie organai nukenčia dėl šios psichosomatikos. Ir ką aš leidžiu, tai žmogui pačiam paskaityti ir įsivertinti ir paieškoti, patariu paieškoti atsakymų, dėl ko taip yra ir ką jis gali keisti, kad tą psichosomatinį elementą būtų galima išspręsti. Psichosomatika taip pat sudėta prioriteto tvarka. Toliau yra kūno reaktyvumo žymeklis, tai yra organizmo neigiama reakcija, alerginė reakcija į tam tikrus produktus. Ir į tai irgi reikėtų atsižvelgti. Toliau aprašas apie zodiaką. Ir mitybos planas parenkamas individualiai kiekvienam žmogui, sudaroma visos savaitės, visų dienų meniu. Ir žinau, kas yra bandę šiuos meniu, tai tikrai buvo teigiami atsiliepimai, kad jaučiasi gerai, kad atsirado daugiau ir energijos, bet užima tam tas laiko ir produktų susipirkti ir pasigaminti. Jeigu dar šeima didesnė, atskirai nuo šeimos, vėlgi tai taip pat. Toliau yra kūno masės indeksas įvertinamas ir įvertinamos su kūno svoriu susijusios organų sistemos. Tai irgi įvertinamas ir yra trumpas aprašas, kurį paaiškinu. Suvartojamo vandens kiekis rekomenduojamas. Toliau įvertinamas organų organuose esantis vandens lygis. Tai yra speciali atskira lentelė, pagal kurią pagal amžių skirtingose organuose, nuo priklausomai nuo amžiaus, yra skirtingas vandens kiekis. Tai tą įvertinam, ar organai nedžiūsta. Ir rekomenduojamas kito dienų atlikimo testas, bet tuo labai nesivadovauja. Taip, dabar toliau ką? Galima parinkti produktus. Produktų sąrašas yra labai ilgas, suvestas pagal nutylėjimą, arba galim patys savo produktus, savo papildus vaistus dėti ir tikrinti. Galima ir tą daryti, aš kurių
kurių kompanijų papildų nėra suvesta, turiu atskirai pasiruošus pavyzdžius ir naudoju testavimui. Tai čia vėlgi taip pat parodomasis testavimas, kaip veikia organizmą pasirinktas papildas. Čia kaip ir daug ko neanalizuojam, einam į pabaigą ir pabaigoje čia yra iki 100 būtų. Tai rezultatas to papildo ir įsisavinamumas yra labai mažas, bet poveikį organizmui ir gan neigiamą tas papildas padaro. Taigi labai svarbu teisingai atsirinkti reikiamus papildus. Toliau pažiūrėsim aurogramą, apie kurią kalbėjau. Tai aurogramai šios spalvos jos turėtų būti visos ryškios gražios ir paskutiniai dar turėtų matytis mėlyna, kurios mes nematom. Ir apeinam apie kiekvieną organą, prie kurio yra aprašymas, kas yra negerai su kiekvienu organu. Jeigu yra viskas gerai, yra norma, tai būna parašyta arba nieko neparašyta, arba yra parašyta normalus funkcionavimas. Tai, polinkis į psichosomatinės patologijas, tai kairėje širdies pusėje kenčia nuo psichosomatinių patologijų, o psichosomatika tai yra tai, ką rašo Google'as, žiniasklaida, ką sako kaimynė ir taip toliau. Tai tokia yra aurograma, mes ją įsivertinam, aš ją įvertinu, sudėliojam reikiamus produktus, žiūrim, kaip reaguoja. Ir dar galiu parodyti, kokie vaistiniai preparatai, kokių kompanijų yra suvesta. Tai yra labai daug kompanijų, ne visas žinau, tikrai, bet jeigu žmogus sako, aš naudoju tos kompanijos, aš noriu tik tai tos kompanijos, tuomet žiūrime tik tos kompanijos produktus, tik paskui pasižiūrim, kad nesusidubliuotų produktų poveikis ir atsirenkam tai, kas yra reikalingiausia pagal organų sutrikimą. Ir planas sveikatinimui priklausomai nuo kiekvieno situacijos. Gali būti ir mėnesių, gali būti ir 3-4 mėnesiam. Tai yra labai individualu ir pasakyti, kad po pirmo apsilankymo turėsite 6 mėnesių sveikatinimosi planą, kiekvienam negaliu, nes kai kurie negalavimai yra greitai kintantys, kuriuos reikia dažniau stebėti, tai kartais susitikimą siūlau daryti 2 ir po mėnesio, įsivertinti toliau poreikius. Tai būtų trumpai tiek apie biorezonansą. Šio biorezonanso patikimumas yra virš 95%, nesu tikra ar 99 ar 98, bet tikrai patikimumas jis yra didelis, nes su šiuo aparatu esu aptikusi ir priešinfarktinę būklę, ir onkologiją pirmos stadijos, tai yra patikimumas tikrai yra didelis. Ir kitas dalykas, jeigu tikrai matau, kad yra rimtas sutrikimas, rimtas susirgimas kažkurio organo, kaip ir priešinfarktinės būklės ar kažkurios kitos, tai tikrai visada rekomenduoju ir patariu pas kokios srities gydytojo specialistą pasikreipti ir dar patariu, ką pasakyti, kad gautumėte reikiamus tikslius tyrimus ir gydymą laiku čia ir dabar. Taigi būkite sveiki, turit klausimų, mielai atsakysiu, drąsiai klauskit. Jeigu žinosiu viską atsakysiu, ko nežinosiu, pabandysiu surasti atsakymus. Iki.